Sveiki, bičiuliai! Šiandien esu parengęs ne ką mažiau intriguojančią temą. Pakalbėsime apie Audingo paslaptingai projektą numeris 2. Audingas buvo įsigijęs lempinį stiprintuvą iš Ariogalos meistro, kuris remontavo, perdarė, modifikavo ir šiandien pasidalins savo projektu. Tai papasakosiu apie pačią eigą, ką yra padaręs. O aš pabaigoje video papasakosiu, kaip užgroja šis stiprintuvas. Noriu dar prie tos pačios progos pakviesti visus prisijungti už kavos puodelio kainą prie mano Patreono ir pamatyti visus papildomus epizodus. O dabar važiuojam! Tai Audingai, apie tavo modifikuotą Ariogalos meistro stiprintuvą norėčiau tave pakalbinti. Galim prieiti prie jo ir norėčiau, kad papasakotum, kaip tau čia kilo šitą idėją, tai pasidaryti. Na tai nusipirkau pradžioje tą stiprintuvą, pradėjau groti, klausyti. Ne visai patiko man jos skambesys, aukšti, ten vidutiniai dar pusėtinai skambėjo, bet žemų jisai nelabai pavežė. Tai tada nusprendžiau šį modifikuoti, reiškia pakeičiau visiškai, smarkiai pakeičiau jo schemą to stiprintuvo, pervinėjau kitus transformatorius visiškai sudėjau, nes ten buvo mažiukai sudėti transformatoriai, galiniai sudėti dideli transformatoriai. Sudėtas naujas maitinimas, ten buvo 220 voltų į anodą ėjo, dabar jisai yra ant 450 voltų dirba, tai beveik dvigubai, tai jam, plus sustačiau 6 lempas, 3 lempos ant kanalo, jisai ir single endas tas stiprintuvas. Jisai dabar užgrojo geriau. Aišku, dar aš ne visai esu jo patenkintas, bet galbūt net kažką dar perdarinėsiu jam. Bet šiaip groti jisai groja. Ir kaip tavo kolonėliam galios pakanka, iškontroliuoja kolonėlės? Nelabai. Nelabai. Turi planų, kaip sakant. Tai aš irgi taip kažkaip tas GU, tai vis tik tai jo užtenka galios. Tai apie GU eisim dabar pasidarysim GU testus, o apie šį projektą toks trumpas video, kur irgi padarysime papildomų audio testų, kurie bus skirti, galėsit pasižiūrėti Patreon'e. Pabaigai palikime intrigėlę, tai apie Ariogalos meistrą galiu pasakyti tiek, kad su šituo žmogum, kaip ir su daugeliu Lietuvos audiofilų, tikrai bendrauju ganėtinai jau senai. Ir turiu tokį sumanimą ir laukiu labai jūsų nuomonės. Ar norėtumėt, kad nuvykčiau pas jį ir padarytume tokią testinę apie lempas laidą, testume tą temą ir pažiūrėtume, ką konstruoja, ką papasakos, kokius projektus yra daręs. Tai labai laukiu jūsų komentarų, ar įdomus būtų toksai video, nes apie šį žmogų aš nenoriu viešinti nei vardo, nei pavardės. Tikrai yra labai įvairių nuomonių internete, tiek gerų, tiek yra iš mano fanų atėję, man jis sakė, kad labai šaunus žmogus ir kad yra klausę jo stiprintuvų, kurie gerai groja. Aš turiu irgi tokią nuomonę, manau, kad jeigu moki nedaug, aišku, nėra ko ir tikėtis, kad stiprintuvo korpusas ten būtų idealus ir kad būtų viskas iš aukščiausios klasės komponentų padaryta. Tai dar kad pasikartosiu, laukiu komentarų, parašykit ir jeigu sulauksim didelio sudomėjimo, tikrai nufilmuosime video šitą temą. O apie Ariogalos stiprintuvus galiu pasakyti tiek, kad tikrai teko ne vieną matyti. Apie būtent šį Audingo projektą, kur turėjo pirminį variantą, tai jis kaip ir grojo, kaip ir viskas gerai, bet prie labai mažos galios įeidavo į klipingą. Tai daleiskim klausai ten kokį 1-2 vatus. Aišku, matavimų nedarėm su Edvardu, bet buvom kitam stiprintuvui darę, tai prie labai mažos galios įeidavo į klipingą ir iškraipimai ir dėl to garsas buvo prastokas. Aišku, Audingo kolonėlės, kaip žinot, labai galingos iš kitų mano laidų, tai joms reikia daug galios. Tai Audingas bandė šį stiprintuvą tobulinti, kaip matot, perdarinėjo, suviniavo transformatorius. Ir dabar klausėm, tikrai tos galios nebuvo taip, kad į klipingą įeina prie labai mažos galios. Pats garsas, sakykim taip, nuoširdžiai kalbant, lyginant su GU, tai negalima lyginti, nežinau ar dėl galios, bet pats greitis GU 81 stiprintuvo, pats greitis, pati dinamika, pats garsas daug atviresnis, tikrai negalima lyginti. Tai tokie mano pastebėjimo apie šio stiprintuvo garsą. Aišku, nufilmuosiu dar vieną video Patreonam su audio testais, ir ten pakalbėsim plačiau šią temą, tai kviečiu visus, kas domitės, kam įdomu prisijungti prie Patreon. Dabar šiek tiek nukrypsiu nuo temos, tai papasakosiu apie savo darbus ir projektus per vasarą, ką planuoju toliau filmuoti. Tai
ketinu neužilgo filmuoti apie kvadą SL63 kolonėlę su originaliais subais, tai tikrai viena iš tų retesnių audio sistemų Lietuvoje. Tai irgi, manau, bus įdomus kontentas. Na, vat, sakau, jeigu sulauksiu domėjimo, važiuosim pas į Ariogalą. Na ir turim tokių kitokių visokių įdomių planų. Vyksta statybos pas mane, dabar įrenginėjau dirbtuves. Na ir iki rudens tikrai jokių projektų nevykdysiu, bet keliausiu su mielu noru aplankyti Lietuvos audiofilus, draugus, patreonus savo, rėmėjus, sekėjus ir taip toliau. Na tai, kam patinka mano kuriamas turinys, nepamiršti paspausti like, parašyti komentarą, o dabar iki.